Pizdokai šalta pirštam. Dar gyvenimas tokius gėdas tai. Nenoriu niekas sakyti, bet man 5 eurus ką tik įmėtė. Tu durnas, kiek čia pinigų. Sveiki, kas nežino, tai praeitą vasarą aš su savo geru draugu Viliu tranzavom iš Lietuvos į Olandiją. Beje, būtinai pažiūrėkit, viską filmavau, padariau 4 įdomias dalis. Ir kai mes tranzavom iš Olandijos, aš pastebėjau, kad kitų šalių gatvėse mes labai dažnai matydavom visokiausių performansų. Vieni su gitara grojo, kiti dainavo, kažkas visokius kietus triukus darė. 3. Scheiße. Not bad. Ir man kilo klausimas, kiek jie iš savo pasirodymų uždirba. Tada aš nusprendžiau giliau panarplioti šitą klausimą ir padaryti savo pasirodymą gatvėje. Vienintelis dalykas, ką aš turėjau, iš ko buvo galima padaryti kažkokį tai pasirodymą, tai buvo gitara. Tačiau turėjau mažą problemėlę, kad aš nelabai moku su ja groti. Išmokti groti su gitara aš niekad gyvenime neplanavau. Tiesiog namuose gulėjo gitara su nutrauktom stygom ir aš galvoju savo, būtų kietai kokią dainą visai išmokti su gitara. Tai kaip suprantate, esu savo mokslis šitoje srityje. Apie muziką iš vis nieko neišmanau, moku kelias dainas ir tiek. Tad su šitų pozityviu mąstymu, kad užteks mano keletos išmoktų dainų ir mano labai gero išmanimo apie muziką, aš pradėjau savo tyrimą. Esam laisvės alėjai. Paslėpiau savo identitetą, nes aišku, gėda daryti tokį dalyką. Apsirengiau nežmoniškai daug rūbų, kokią 2 kelnes turiu termo užsidėjęs, kepurę, pirštinės, tai esu pasiruošęs, viskas esu pasiruošęs. Ūsus žiauriai gerus. Tai dabar su savo pedofilo ūsais eisiu, atsisėsiu taip tyliai ir pradėsiu grot, pažiūrėsim, kiek įmanoma pinigų iš čia uždirbti. Pažiūrėjom. Sakyk, ką nori, afigenai. Įmėstu įrogės. Dar gyvenimas tokius gėdas tai šalta. Ar prieš pradedant grot, norėčiau pasakyti, kad pasubscribintumėt, nes šitas dalykas grėda darau pizdą. Susipisau. Pizdokai šalta pirštam. Pradžia buvo tikrai labai sunki. Nors ir buvau paslėpęs savo veidą, vis tiek buvo labai nejauku ir nemalonu groti su gitara gatvėje ir prašyti kitų žmonių pinigų. Pizė. Pradėjo eit blogos mintys į galvą. Galvoju, tikrai nepaeis, kažkokią nesąmonę čia darau. Bet aš nepasidaviau, tada dar šiek tiek pagrojau tą pačią dainą ir pritraukiau savo pirmą potencialų klientą. Ačiū. Nenoriu niekas sakyti, bet man 5 eurus ką tik įmėtė. Durns. Ar tu durns? Aš nuoširdžiai gavau, kad man nieks nieko neįmes, bet kai įmetė tos pirmus 5 eurus, man tai žiauriai daug motyvacijos suteikė. 5 eurus, tu durns. Tu durnas, aš tiek negalėčiau mes su manėm. Tada kažkur visa baimė dingo ir aš pradėjau groti visas savo išmoktas dainas. Pasirodo, reikėjo tik šiek tiek daugiau pasitikėjimo ir pinigėliai patys atėjo pas mane. Duokit kažkas pinigėlį. Ačiū. Bet kuo ilgiau grojau, man darėsi vis šalčiau ir šalčiau. Man pirštai žiauriai pradėjo šalti. Eik su mane žmonės šalta pirštam. Ir visi žinom, kai pirštai sušąla, jie pradeda lėčiau judėti. Ir dėl to aš visiškai pradėjau nepataikyti savo natas. Ai, na. Kur? Aišku, kai pradedi prašiau groti ir pinigėlių netiek daug įmeta žmonės.
kad neprarast uždarbio tempo, turėjau tik tais vienintelius vaistus pasiruošęs nuo šalčio. Opa. Aha. Ai, gerai. Niekas nematė. Niekas. Gerimų, kad bus čia. Vaimus. Ujo. Rimtas gėrimas. Nors ir vaistukų nemažai išgėriau, vis tiek nuo šalčio pradėjau drebėti, pirštai nebeveikė, nepataikiau notas. Ačiū. Wow. Ir tik iš kelių žmonių gavau Ačiū. pinigėlių. Ačiū. Jau tada supratau, kad mano pasirodymas tikriausiai šiandieną baigėsi. Tiek nubrūžinau, kad iki kraujų davariau. Nu, tipo, gitaros stygos kažkokios raudonos. Apsirengiau, žinai, šiltai, viskas gerai, bet pamiršau 2 kojines sudėti. Nejaučiu, pirštų tiesiog visiškai judinu, bet nejaučiu. Ir atėjo laikas pakuotis meškeres ir suskaičiuoti, kiek pinigų išėjo uždirbti. Tu durnas, kiek čia pinigų. Tai ausai jau gviaužia tiesiog. Jo, laupsiu. Depiliacija. Čia nesąmonė yra tiesiog, pažiūrėk. Ar čia normalu? Einam, skaičiuosim, įsivaizduoju, kiek čia yra, pačiam net įdomu. Iš atrodo žiauriai daug. Gerai, tarkim, 15 popierinių įmetė. 2, 5, tram, kem, 8. Šiam 7 eurai su centais per 2 valandas. Aš žiūriu Bolto vairuotą, kai groju, galvoju, plemas, seniuk, aš tikrai už tai daugiau uždirbsiu. Aš nesitikėjau, kad tiek bus tų pinigų, tai tikrai atiduosim tam, kam reikia labiau jų. Einam pasižiūrėsim, paieškosim žmonių, kuriem labiau tikrai reikia tų pinigų ir eisim atiduosim. Einam susikraut šmutkas dabar, viską į mašiną, tada eisim paieškoti, atiduosim ir baigsim mano šito video. Tai mums liko dar 30, kažkur 5 eurai, nes 5 eurus padaviau muzikantui, kuris groja irgi Laisvės alėjoj su akordeonu. Gerai, varai. Man 5 eurus pasiėmiau, nes dar nuvarysim su kameristu kebabų iššausim. Tai gavau 35 eurus, duosiu kažkokiam dar kokiam nors muzikantui, kuris gros Laisvės alėjoj, bet mes praėjom 2 kartus ją visą ir niekas daugiau negrojo. Galvojom, nu tai gerai, duosim tam pačiam žmogui, kuris grojo su akordeonu, bet jo tiesiog nebuvo. Nėra. Jis kažkur išėjo, kol mes vaikščiom. Liko tie 5 eurai nuo mano grojimo, tai nežinau, kur juos tiksliai dėt. Varysim dar pavalgyti, gal net čia važiuodami kažką sutiksim, gal ne. Pats iššūkis tai buvo tikrai sunkus. Žiauriai daug mozolių ir visokių pūslių pasidariau ant pirštų, nu nežiauriai daug, bet keletą. Labai nesitikėjau, kad tiek daug uždirbsiu. 7 eurų per 2 valandas, čia yra tikrai kosminiai pinigai. Šiaip buvo labai smagu, kad lietuviai tikrai tiek muzikantam pinigų deda. Žmonės ne koks grojikas, aišku yra. Aš tiesiog 4 dainas tas pačias variau per naują, repeatinau visą laiką. Varom pavalgyti ir paduosim, nežinau, tos pinigus kažkam, kam rasim. Tai va. Kažką dar pamiršai pasakyti. Ai, pamiršau pasakyti, kad nepamirškit palaikinti ir pasubscribinti kanalo, jeigu norit pamatyti daugiau tokių visokių įdomių video, gausim gal net čia sponsorių, galėsim pradėti daryti įdomesnius projektus, kur galima bus daugiau išleisti biudžeto, tai nepamirškit palaikinti, pasubscribinti, nes tikrai padeda kanalui. Važiuojam.